Taigi sveiki visi, su jumis aš šiandien Justas ir šiandien aš jums parodysiu, ką aš padariau už kameros nefilmuodama. Tai gerai, pradėkim nuo to, kad šiandien mūsų idėja bus įsirengt kasyklas čia ir mes taip eisim, kad saugiai ne vieną liniją tiesiog žemyną mes eisim, tai čia pasikasim 4 ir paskui čia suprasit vėliau. Ir mes įsirengėm šitas fermas, nieko nelietėm, tiesiog padarėm takelius, uždėjom šitos blokus ir ant blokų torčius, tai šiandien ir pasiruošėm, matot, kasinėjimus ir pridėjom avių fermą. Toliau, kur šitas takelis veda? Tai matot, šitas visas takelis gražiai veda iki mūsų tilto, kur bus medžių ferma, jinai dabar ten yra, tai jo žodžiu, tikrai už kadro, manau, padariau normaliai, nes tiesiog jums nebūtų ant kameros įdomu žiūrėti. Tai va, sunkiai stačiau, nes kelis kartus mane vos nenudėjo zombiai, tai ir oro trūkt pradėjo. Tai žodžiu, jo, o dabar, kaip sakiau, eisime kasinėtis į šitą mūsų kasyklą ir va, kaip aš planuoju kasinėtis. Tai pavyzdžiui, čia stovėsiu ir pavyzdžiui, nesu šito kasiu. 1, 2 ir 3, tada nušoki ir tada čia ramiai savo nerizikuodamas nusikerti. Tai žodžiu, kasam, atrasim kažką ar giliau nusikasim, nes dabar dabar PM9 lygis, tai iki kur minus PM8 nusikasim ir uždėsim kopėtėlės. Žodžiu, paskui susitiksim. Tai iš karto sustabdžiau ir pažiūrėkit, ką atradau kaulą. Ir kodėl aš papasakosiu dabar, kodėl aš būtent sugalvojau šitą idėją padaryti kasyklas, nes mes stovim tiesiog, matote, ant jokių šarvų neturim skydo, tai mums yra tiesiog būtina pasidaryti kasyklas ir galbūt susiieškoti irono, nes dabar yra tiesiog pats laikas, nes vėliau gali būti sunkiau ir mes statysim ir iron fermą, viską, tai turime būti tam tikrai pasiruošę ir todėl reikia tiek šarvų, tiek galbūt kitų dalykų, tai todėl mes ir norėjome įsikurtas kasyklas. Tai mes jau esame arti minusinio lygio ir tikrai sakau, kad būtų būtinas ironas per šį epizodą, bent kokie 14 irono, būtų iš vis gerai gal kokį keivą atrasti, arba per šį epizodą dar deimantų. O jau arti būsim minusinio lygio ir atradom redstone, kuris tikrai duos, manau, nemažai XP. Taigi mes jau esame -2 levelį ir žiauriai dabar vargas yra su geležiniu pikeksu kasti šitą dipslate bloką. Tiesiog yra žiauru, o čia dabar klaidelę padariau, truputį šokau ir rizikuojam. Keivų nebuvo. Tai žodžiu, matot, į viršų labai mes žemai esam nuo +60 levelio iki -6, aišku, aš turėčiau iki -PM8 nusigauti, nes ten yra toksai deimantų ieškiklis, tipo ieškojimo lygis geras. Ir ką mes čia atradom keivą? Taip, ir mūsų pirmasis ironas slypi čia, please, būk ne vienas, tiksliau, ne 2, gerai, yra daugiau, tačiau čia creeperis, o ne, gerai, mes nesijaudinsim, bandysim jį užmušti, nes kad jis susprogtų, nenorėjau, bet sprogo, nieko tokio. Ar čia jo atvyksta išgirdęs garsą kitas creeperis, nežinau, ar jie girdi garsus, turbūt girdi kažkokius gal garsus, ne, grevelis iškrito, ten dar buvo irono, tai kol kas mums galiu pasakyti, sekasi visai neblogai. Suradome tokį kaip ir keivą, kuriame yra irono, tai varau užsikasiu tuos 2 ironą. Tai žmonės norėjo užsikasti ant tą ironą ir jūs spėkit, ką atradau. Šitą bičią.
šito bičio tai aš mažiausiai noriu. Ateik. Ui. Aš noriu, kad jis prisileistų nuo manęs, nulipk. O ne, man atrodo, aš prisileisiu greičiau nuo jo. Nežinau, ką daryti. Nežinau. Jis yra čia. O nebent užatakuoti, nes jeigu mirčiau vis tiek lovą ten nuspamninčiau, ar ne? Sakykim, tai žodžiu, sugalvosiu išeiti. Kaip neprotingai padariau, kad nepasiėmiau crafting table ir aš neturiu medienos, neturiu kardo, man reikia trankyti su pikeksais, kiek žalos 3 duoda tako ten. Ir ten dar creeperis buvo parėjęs. O dieve, kaip blogai. Svarbu, kad dabar skeleto čia kai kur nebūtų. O ne. Nu, kaip man dabar nusigauti į tą kitą pusę? Nu, žodžiu, dabar tiesiog kasimės gilyn, užsikasim čia ir nekreipsim dabar jokius mobus dėmesio, paskui, kada būsim geriau pasiruošę, atvyksim čia ir tada išnaršysim, o dabar kasamės giliau. Aš žmonės šiaip turėjau ironą namie ir galėjau ten tą ironą aš pasimti ir pasidaryti skydą, nes aš 2 turėjau. Tai žodžiu, jeigu dar pas jos skydas, užtektų ir to geležinio kirvio ir nukalčiau. Šiaip su skydu tą creeperį susprogtų, apsisaugočiau, neprašiau nei vienas širdelės ir nuo skeletą kažkaip su skydu, tai būčiau kažkaip įveikęs. Tai reikės kažkaip sugrįžti gal per šitą, gal per kitą epizodą. Tiesiog šio epizodo tokia tema, kad pasidaryti kasyklas ir kažkiek susirasti ironą. Tai turbūt video ir vadinsis kasyklos ir viskas. Truputį dar kaulo radom. Daug per šitą epizodą ir nenoriu taip, nes už kadrų jau tikrai nemažai padarėm. Žmonės, aš leidausi žemyn ir ką atradau? Deimantus. Pirmieji mūsų deimantai. Aišku, aš dabar jų jokių būdų negaliu iškasti, net pabandyti nenoriu, nes aš tikrai nenoriu prarasti mūsų pirmųjų deimantų. Wow. Tai yra tikrai labai gerai, kad mes turim atradę 2 deimantus. Tai žodžiu, aš nenoriu padaryti šio epizodo labai ilgo, tai žodžiu, nainam. Kiek aš galiu, žodžiu, pavartoti tą žodį? Tai žodžiu, atsiprašau, per daug vartoju tą žodį, prisipažinsiu. Mes dabar pasigaminsim kopėtėlės ir pakilsim į viršų, pasidarysim pikeksą, išsikasim deimantus, pasikasim aišku dar žemyn ir jeigu nieko neatrasim, tiesiog pabaigsim šį epizodą, nes aš kaip sakau, šis epizodas nebus labai ilgas, tiesiog toks trumpas epizodas, noriu, kad būtų šitas ir jo. Taigi mes jau beveik užkylome. Tai va, ir dabar yra rytas. Rytas ir dabar niekur nelysiu, tiesiog palauksiu, kol baigsis naktis. Ir mes pasigaminom, pasidarėm kasyklas, nepasigaminam, ką nuspėsiau, mes pasidarėm kasyklas, gerai, kad... Mirėm. Kaip nefainiai. Pirmą kartą mirėm per survivalą. Ir per tokią klaidą. Tai žodžiu, nusileidžiam, pasiemam mūsų daiktus ir vėl užkylam, tada mobai bus sudegę. Čia ir esu aš iš tikrųjų taip keistai padaręs, tai biškai galėčiau pridėti ir anoj pusėj kopėtėlių, kad bent sustabdytų nuo tokių kritimų skaudžių ir
kad nebūtų taip blogai. Na, aišku, čia nėra hardcore'as, tai čia yra visiškai kitaip. Tai žodžiu, jo, mes iš labai ilgo laiko nematėm šito grožio, tai išsikapam ironą, mes 2 turime. Kodėl man neleidžia įdėti? Jo, ne ten nededu, aš kvailas. Mes turime jo 2 čianais ir reikia truputėlį pasimti mum pasidaryti pagaliukų. Gerai, ir mes išsikepam ironą, viso nekepsim ir pasigaminsim mes pikeksą. Opa, ironinis pikeksas. Gerai, einu įsikastus deimantų. Taigi, aš beveik pasiekiau minusinį, dabar jau pasiekiau. Ir va, mūsų yra deimantai, kuriuos mes galime išsikasti. Ir pagaliau naujas achievementas, tai yra deimantai bus 3. Ne, bet rasti 2 deimantai per 2 epizodą. Tai yra tikrai geras mūsų ženklas. Taigi mes kasamės tiesiog toliau gilyn ir tikimės, kad pavyks mums atrasti dar ką nors gero. Tai mes esam minus 52 levelį, tai nusikasam iki minus 58 ir mes būsim pasibaigę savo kasyklas ir pabaigsim šitą video. Atrodo toks trumpas, bet pirmoji mirtis, pasidarytos kasyklos ir atrasti deimantai. Tai jaučiu taip užvadinsiu šitą video arba dar kažkaip kitaip nežinau. Tai žodžiu, labai ačiū, kad iš tikrųjų stebite mano video tokio tipo ir jo. Gerai, tai čia mes nepadėsim. Padėsim mes tik čia kopėtėlės. Nu, dar man neina. Kur neina? Va, čia padėsim. Ir va, blembaškim. Va, ir... Tai čia. Tada pratęsim tas kopėtėlės. Nesvarbu, į abi pusės taip pasidarysim. Ir dabar galim į šitą pusę. Labiau reiktų taupyti, tai gal pasidarėm į šitą pusę. Tai kylam su ironiniu pikeksu į viršų ir su deimantais galvau vėl mirsiu. Antra mirtis tai nebūtų dovanotina, aišku, aš šiandien tik moku žaisti. Aišku, esu jau pramokęs ir moku, bet tiesiog kaip repeticija bus hardcore'ai. Man atrodo, kelsiu ir hardcore serijas, aišku, kada pabaigsiu šias serijas kurti, nes jos ką tik prasidėjo. Žodžiu, iškylome iš mūsų kasyklų ir pabaigėme, manau, šitą epizodą. Tai už kadro, manau, dar daugiau pasikasinėsiu savo kasyklose. Bandysiu atrasti deimantų arba irono, pasigaminti iron armorus ir taip pat galbūt kažkiek įrašysiu. Tai šiandieną pavyko atrasti 2 deimantus, mirti, nu ir bei prisikasti dipsleito truputėlį, cobblestone'o ir už kadro ėjau į kaimelį ir išsigriau varpelį. Susirimavo ir jo, dabar turime 3 irono. Tai 3 irono ir 2 deimantai. Kol kas esam ubagai, bet tikėkime per kitas serijas būsim turtingesni. Tai jo. Nu, šiandieną mes ir kartuojam žodį. Tai jo, nu tai žodžiu, bet nesvarbu. Svarbu tai, kad mes pasidarėme savo kasyklas ir labai aš tuo džiaugiuosi. Tai ačiū, kad žiūrėjote šį video. Su jumis aš buvau Justas. Ir iki 3 epizodo arba iki kokio kito video. Iki.